Žodžiu, eilinį kartą iš savo nerimo atvariau oro uostą gerokai per anksti. Labai pergyvenau, kad čia bus labai daug patikrų. Shoes off, belts off, sharp objects go in the plastic tray. Kol kas man tiesiog paklausė, ką aš darysiu Amerikoje. Ar neturiu nieko ko deklaruoti. Aš tiesiog pasakiau, kad turiu šokoladuką ir sumuštinį. Sakė, nereikia šitą deklaruoti. Šiaip mielai pamiegočiau, bet jau tiesiog baigsiu montuoti vieną video ir jau tiesiog miegosiu per skrydį. Tai ką, San Diegas pasiektas. Dabar, blam, šiaip taip keisti, žinau, kad matyt palmės dabar po Kanados. Ne šiaip po Kanados, šiaip nėra, kad palmės dažnai matau, bet dabar liko sulaukti autobuso ir varysiu pas save į viešbutį. Tiksliau, ne viešbutį, o hostelį. Šiaip 100 metų neapsistojau hosteliuose. Aš tikiuosi, kad aš važiuoju ten, kur man reikia, nes biškai yra suspišęs šitas autobusas. Jis toks jausmas, atrodo, kad jis tuoj tiesiog iškris. Kitas dalykas, kad jis yra nemokamas. Jis irgi yra keista. Žinok, turiu pripažinti, kad kažkaip per nuotraukas atrodė geriau tas hostelis. Tai čia mano lova. Dabar bandau išsiaiškinti, ar aš galiu čia daiktus savo palikti, nes čia yra lokeris, bet aš labai suprantu, kaip jis veikia. Kažkaip pats kambarys toks. Šit lokacija gera. Ir atsiliepimai šių buvo labai geri. Bet jis turi dar tokį keistą kvapą čia kambarį. Ir man įdomu, ar galima pravėdinti. Šiaip prie mano lovos yra langas, tai ką aš pabandysiu pravėdinti biškį. Pirmas dalykas, kurį noriu padaryti, tai pavalgyti. Man šiaip ir sakė, ir visai logiška yra, kad čia yra labai geras meksikietiškas maistas, nes ši siena yra prie pat. Ir noriu paimti takų savo. Žiūrėjau, noriu švalgyti iš tikrųjų. Turim pirmą patiekalą Amerikoje. Sėmiau čia 2 takus. Vienas su vištiena, antras su žuvim. Bet iš čia taip geranoriškai prikrovė. Aišku, valgyti žiūri nepatogu. Bet iš visą, kai valgau takus, viskas krenta ant stalo, ant lėkščių, visur kur tik gali. Žinokit, žiauriai skanu. Žiauriai skanu. Aš nesu visiškai tikra, ar čia yra bananai. Panašiausia, kad jau, bet šitaip randam tiesiog. Aš dabar jau vidury gatvės ir žiūriu, bananai auga. Šiaip, aš kalbau Kanadoje, jums sakiau, kad jaučiuosi tenais kaip filme. Nerealiai tiesiog miestas, po kurį aš vaikštau, atrodo, kad čia būtų filmo kažkoks setupas. Čia šitas jausmas dar labiau sustiprėja, nes čia kažkaip ir žmonės yra tokie. Taip atrodo, kad čia aktoriai ir čia žiūrėčiau kažkokį filmą, tiesiog, kad aš jame esu. Žodžiu, žiauriai keistas jausmas. Bet jau kol kas jaučiuosi gana saugiai. Vienas dalykas, kad kai aš tik atvažiavau, pastebėjau, kad jau vien pro autobuso langą, kad Amerika kažkaip atrodo purvinesnė, tokia labiau apšiukšlinta, bet kol kas kažkaip jaučiuosi tikrai čia gana saugiai. Aš ir skaičiau apie būtent San Diegą ir dar hostų klausiau, kurios nuomos kambarį ar jie rekomenduotų. Man čia vienai tai sakė taip pačiau. Taip pačiau tikrai nieko nereikia dėl kažko pergyventi. Aišku, kaip bet kokiam mieste. Bet kas gali nutikti, nu, bet čia žinot, čia galima ir apie Vilnių pasakyti, ypač jeigu naujininkose vaikštai. Atėjau čia kažkokį kaip ir haiką. Šiaip mačiau, čia nemažai žmonių surfina iš tikrųjų. Bet čia yra toksai Sunset Cliffs parkas. Ir va dabar aš eisiu palei šitas olas. Mano balandžiai tai kiekviena pasaulio krašte. Mano spotas šiandienai. Nusipirkau kažkokią sodą. Cheers. Kokia skani, eina savo. Šiaip žiauriai keistas jausmas, nes aš atsimenu, kaip dar realiai šių metų pradžioje ir prieš pusę metų man kelionė tiek į Kanadą, tiek į Ameriką atrodė tokia, kur, aš norėčiau savo gyvenimą įgyvendinti, bet visą to atrodė kažkaip žiauriai, kad tai bus taip toli, negreitai, nepasiekiama. Ir tai va tiesiog sėdėti random ant kažkokios suolos. Ir tiesiog suprasti, kad aš dabar esu realiai Amerikoje, yra labai keista. Pavyzdžiui, aš galvojau kažkodėl, kad į Ameriką šiaip sunku yra patekti, kad reikia vizų visokių, bet pasirodo reikia tik STA leidimo ir viskas. Nu ir paso galiojančio, aišku. Kaip protingiausias žmogus pasaulyje karštą dieną, aš nusprendžiau apsirengti pilnai juodai, bet jo, čia šiaip žiauriai gražu yra. Kepurė nupirkta, o tai reiškia, kad A. Man nebaisi saulė, B. Aš jaučiuosi kiečiau. Ir C. Man nebaisi purvina galva. Ne, kad purvina galva yra planuose, bet jeigu taip nutiktų, nieks to nesužinos. Ar jūs matote tą patį, ką ir aš? Nu, gerai, aš suprantu, čia 12 kiaušinių, ne 10, bet $10 už 12 kiaušinių. Ir čia nėra
pigesnių, žinokite, čia vienintelė mano opcija. Nu, yra dar brangiau, yra už 10 kem. Ai, nu, arba yra kiaušinio baltymai. $6. Čia tai tiesiog sviestas, bet blem, koks jis gražus, koks pakelis gražus. Preceliai su karamelė ir šokoladu. Jeigu ne $7 paimčiau visai. Tiek daug tokių visokių popkornų, kurie yra gigantiškų tiesiog dydžių. Arba aš Lietuvoje jau seniai žiūrėjau čipsus, bet aš nepamenu, kad būtų tokie Doritos mini, kurie Pringles pakelėje tiesiog yra. Preceliai, kurie yra su riešutų sviesto įdaru. Aš kaip mėgėja ir precelių riešutų sviesto. Per $12. Ai, čia žiūrėkit, tokiuose konteineriuose, praktiškai slojnikuose įpakuoti ir šitie cheese balls. San Diegas šiaip turi skirtingus rajonus ir aš kur apsistojau, kur mano hostelis yra, vadinasi Ocean Beach, bet aš dar labai noriu pasivaikščioti po downtowną, tai dabar su autobusu ten ir varau. Aš nežinau, kas man yra, bet aš nuo to laiko, kai atvariau San Diegą, aš tokia užtinus būnu. Gal čia susijęs to, kad aš takus valgau kiekvieną dieną. Jo, tai bilietėlis vienkartinis čia kainuoja $2, nu tai maždaug tiek pat euro, tai kas, tipo, kaip tiesiog viena kelionė autobusu skamba biškį daug. Esu jau downtowne ir einu į tokį Gaslamp quarter. Pamirškit. Aš nežinau, aš kaip ir esu jau mačius tos aukštus dangoraižius ir Kanadoje toj pačioj, ir Tokijoj kai buvau, bet vis vien kas kart, kai pamatau jos realybėje, tai vis tiek lygiai taip pat atrodo wow. Šiaip taip keista, aš man atrodo dėl to, kad aš tiesiog prisižiūrėjau per daug filmų, bet toks jausmas, kad aš tiesiog negaliu priimti Amerikos rimtai kažkuria prasme, nes man tiesiog visur atrodo, kad aš arba esu realiai pati filme kažkokiam pastoviai, arba kad aš esu kažkokiam žaidime, tarkim GTA, bet ypač čia. Arba tiesiog, nežinau, kažkaip viskas atrodo taip surrealu šiek tiek. Jo, aš nežinau, jeigu kažkas iš jūsų keliavote Ameriką, įdomu, ar ir jum buvo tas jausmas, nes man šitas jausmas yra gana stiprus ir aš spėju, kad jeigu aš, pavyzdžiui, žiūrėčiau labai daug japoniškų filmų, man ir Japonijoje tas pats būtų. Šiandien ryte Pinterest pamačiau, kad čia yra kažkoks Seaport Village. Aš tiksliai nesupratau, kas čia tiksliai yra. Pavyzdžiui, tiesiog kaip downtowno kažkokia dalis. Tiesiog pasivaikščioti, bus fainų parduotuvyčių. Nu, aš taip įsivaizduočiau, bet aš nesu tikra, kas čia tikrai iš tikrųjų yra. Taip sakant, už paeksplorinimą niekas per galvą neduos. Arba šiaip biškį Palangą arba Šventąją primenu. Šiandien tako pasirinkimas yra su jautina. Ir dar pasiėmiau čia su savim paragauti marinuotų svogūnų. Kažkokį padažą, aš nesu tikra, kas čia per padažas, bet aš praeitą kartą prie tako jų gavau ir man jis labai skanus yra. O čia, žinokit, aš neįsivaizduoju kas tokio. Tiesiog. Ir šitas takas gal man nėra skaniausias kol kas išragautų, bet still, žiauriai gerai. Situacija. Atėjau dar vieną vietą, kurią buvau užsaugojus, nes tai čia buvo, čia gal per 10 minučių atėjau iki jos. Aš esu valgysi dar vieną taką. Koks jis skanus, nes jis yra su šakutėmis grilintomis, sūriu grilintų, mango salsa, kaip suprantu, ir avokado. Ir žinokit, wow, žiauriai skanu. Užsisakiau kavos, kainavo $4 ir tuo pačiu noriu šiek tiek papasakoti apie šią kelionę. Šiaip aš sugalvojau, nes aš pagalvojau, aš Kanadai vis tiek 2 mėnesius ir ar man labiau apsimokėtų dabar būnant Kanadai nukeliauti į Ameriką, ar grįžus į Lietuvą ir iš ten žiūrėti skrydžius, tai turbūt, kad būnant Kanadai. Ir tas pasiteisino, nes skrydis kainavo, man atrodo, €108 į abi pusės ir man labai šviečia saulė, tai aš tikiuosi jūs nesupyksit. Aš užtaisiu kepurę. Kalbant apie San Diegą, tai vis pirma, tiesiog skrydžiai čia buvo pigesni. Nu, ir buvo skrydžių ir į Las Vegasą, ir į Los Andželą, bet aš klausiau savo ir pati bent jau tokią girdėjau internete ir kiek skaičiausi. San Diegas šiaip yra tikrai saugus miestas solo keliauti. Aišku, pavyzdžiui, downtowne aš nevaryčiau kai tamsu. Nes čia tikrai matosi, kad yra ir pavartojusių žmonių ir šiaip, man atrodo, bet kokiam mieste, centre, vėlai vakare geriau nebūti. Tai jeigu reikėtų vertinti nuo 1 iki 10, kaip saugiai aš čia jaučiuosi, solo keliaudama. Kadangi Kanadą aš esu vertinus per vieną savo reelsą 7 iš 10, tai Kanadoje aš jaučiu šiek tiek saugiau negu čia. Bet man ir nenorisi 6 iš 10, nes 6 iš 10, nors šiaip 6 iš 10 čia yra... Šitai pačiai nėra blogai. Čia yra tiesiog biški daugiau negu vidutiniškai. Tai, sakykime, 6 iš 10. Manau, sąžiningai.
Aš galbūt Amerikos nerekomenduočiau pirmai solo kelioniai, nes aš iš esmės gal pirmai solo kelioniai nerekomenduočiau vykti į kitą žemyną. Ir aš manau, jeigu aš pati varyčiau pirmą kartą į kitą žemyną, kai viena keliaučiau, arba antrą netgi kartą, man būtų emociškai gana sunku ten. Bet jeigu esate bent kelis kartus kažkur vieni skridę, aš sakyčiau, kad tai Amerika saugu. Skristi tiesiog žiūrint labai priklauso į kokį miestą. Ir aš San Diegą rekomenduočiau. Ir iš tikrųjų man nemelavo, kai sakė, kad čia yra žiūri skanus meksikietiškas maistas. Aš nebuvau pačioje Meksikoje ir aš negaliu palyginti, ant kiek ar tai yra autentiško. Bet bent jau iš mano ragautų įvairiose šalyse meksikietiško maisto, čia jis yra realiai žiauriai skanus. Takų mano organizme dabar yra, manau, užtektinai dar ilgam laikui. O iš šio video būtų tiek. Tai labai tikiuosi, kad pavyko bent biškai perduoti miesto vaibo, atmosferos. Jo, jeigu norite pamatyti daugiau mano solo kelionių ir ne tik solo kelionių, tai kviečiu mane užprenumeruoti. Ir visiems iki kito video.